Sveiki, mėly konferencijos dalyviai. Esu gydytojas psichiatras. Savo darbę susiduriu su atvejais, kuriuos galima įvardinti kaip sutrikimų atvejus. Taip, tai jau mes jų nebevadinam problemomis, taip yra psichologinės problemos, gyvenimo sunkumai, bet yra ir sutrikimai. Ir yra tokia medicinos sfera, psichiatrija, kuri būtent užsiima psichikos sutrikimų diagnostika ir gydymu. Na, koks būtų tas psichiatrijos ryšys su neuroedukacija, tai, sakyčiau, tikrai toks jisai abipusiai naudingas. Kadangi psichikos sutrikimų gydymas turėtų būti kompleksinis, taip turėtų būti, tenka pripažinti, kad galbūt ne visą laiką toks taikomas kompleksinis, kartais galbūt toks per daug biologizuotas, tai, sakykime, gydytojai, psichiatrai turėtų žinot ir tas nemedikamentinio gydymo priemonės, tame tarpe ir neuroedukacinius metodus. Ir iš kitos pusės neuroedukatoriai, taip žmonės, kurie dirba susiduria su įvairiais sunkumų turinčiais žmonėm ar tiesiog norinčiais pagerinti savo savijautą, jiems verta žinot, o kaip ta pagalba teikiama, jeigu kartais tos tokios nemedikamentinės priemonės nepadeda, taip koks tas kitas būtų lygmuo. Ir čia tada iš karto atsakysiu galbūt į tą klausimą, nes kartais klausia žmonės, o tai kur ta riba tada, taip, kada užtektų neuroedukacijos, o kada jau reikia medikų pagalbos. Tikrai geras klausimas ir šiai dienai visgi tos tokios aiškios ribos nėra dar. Taip, tie metodai dabar kuriami, kaip tiksliai iš tikrųjų, va, čia kolegos minėjo tuos neuromediatorius ir serotoniną, adenoziną, dopaminą ir visokius kitokius, kaip pamatuoti jų koncentraciją. Ir tie metodai dabar kuriami, aš galvoju, galbūt po kokių 10 metų ir galėsime juos pamatuoti, gal ir greičiau, nežinau. Bet šiai dienai tokių tikslių metodų nėra, tai tas algoritmas, norėčiau, kad jūs prisimintumėt, jisai toks yra laiptų formos, ne Y formos, kad ateina žmogus pas specialistą, jisai pažiūri ir sako, žinai, tu pas neuroedukatorius eik, o tau jau reikėtų eiti pas gydytojus psichiatrus, nes tai yra sutrikimas. Tai tokio algoritmo nėra šiai dienai ir artimiausių metų nebus tikriausiai. Tai savo darbuose vadovaukitės tokių laiptų algoritmų. Taip reiškia, kada pradedama ne nuo medikamentinių metodų ir jeigu jų efektas nepakankamas, tada einama į tą antrą lygį, į tokį medicininį. Taip tą prisiminkit, ne Y formos algoritmas darbe, bet laiptų algoritmas. Taip, tai mano pranešimo struktūra būtų tokia iš tokių 3-4 dalių. Tai pirmiausia, pradėkime nuo tokių bendrybių. Taip reiškia, koks tas yra klasikinis krikščioniškasis žmogaus supratimas. Tada pateiksiu tokį labai apibendrintą, žinoma, kadangi tai nėra klinikinė konferencija, tokios, reiškia, išsekimo depresijos pavyzdį. Ir tada panalizuosim, kokia ta pagalba galėtų būti tokiais atvejais, tokia tikrai kompleksinė, apimanti įvairius gydymo metodus, tiek neuroedukacinius, tiek psichoterapinius, tiek dvasinius. Taip, tai viršuj matot graikiškus žodžius. Soma, psiche, pneuma, taip, nes ta mokslo kalba, kaip dabar anglų, seniau ilgą laiką buvo graikų ir yra, parašiau paskui lotynų kalba, taip, soma, ta Y raidė kaip ilgoji dažniausiai rašoma, tai psiche ir pneuma, taip ir lietuviški terminai matot šitoj piramidėj, tai būtų kūnas, siela ir dvasia. Toks žmogaus supratimas tikrai buvo žinomas jau keli tūkstančiai metų, dėl to aš jį vadinu klasikiniu.
pastaruoju metu kažkaip tai stebiu tokią, mano supratimu, nelabai gerą tendenciją sumaišyti, sakykime, dvasią su siela, kad tai yra tiesiog kūnas ir siela, dvi dalis. Tokia tendencija pastarąjį šimtmetį, bet, sakykime, keletą tūkstančių metų tai buvo toks trigubas žmogaus supratimas, taip kad yra, matote, apačioj kūną, tai yra ta materija vadinama, taip, šiuo metu gan tiksliai žinoma, iš ko sudarytas tas kūnas, kaip klausimų nėra mokslui, taip, tai anglis, azotas, deguonis, vandenilis, ten kitų elementų nedaug. Iš tos somos, iš kūno, taip, reiškia, yra susiformavęs smegenys esančios kaukolės dėžėj, taip, ir jos turi, reiškia, tokias psichikos funkcijas, tai ta būtų siela. Taip, reiškia, siela nėra kažkuo ypatingas darinys, tik tai žmogui, taip, ir gyvūnai turi sielą, taip, tai yra psichikos funkcijas, jeigu taip tiksliai kalbant pagal šitą klasifikaciją. Tai, sakykime, kas turi augintinių, populiariausių pačių, sakykime, šuniukų, tai žino, kad jie ir atmintį turi, taip jie atsimena, kas šeimos narys, kas ne, pagal kvapą, pagal uodžiamąją atmintį. Jie turi tą smalsumo funkciją, taip minėta daktaro Kęstučio, kad jie išėję tyria tą aplinką, jiems įdomu, jie mėgsta žaisti tam tikrus žaidimus, taip reiškia siela pagal tą tokį klasikinį supratimą, kuris būtent, ir aš ir naudojau terminą krikščioniškas, nes tie terminai naudojami toj dvasiniai literatūroje. Siela tai nėra kažkokia ypatinga, tik žmogui būdinga būsena, bet yra tokia dar iš sielos išeinanti dalis žmogaus, tai būtų dvasia, arba dar kitaip vadinama dvasinė siela. Taip dar toks terminas, ta siela toks gal labiau paplitęs terminas, tai dvasia mažiau, pneuma mažiau naudojamas, tai dvasinė siela toks dažniau naudojamas, tai čia būtų tokios aukščiausios funkcijos, būtent psichikos, taip reiškia, kurių jau nebeturi gyvūnai. Taip, nors gal ir kas pasakytų, kad ir jie apie tai galvoja, bet mano supratimu jie tikrai nekelia tokio klausimo, kas buvo prieš jiems gimstant, taip reiškia, kas jie tokie yra, sakykime, kas bus, kai baigsis jų egzistencija. Čia tie graikiški tie klausimai, taip reiškia, kas mes esame, iš kur mes ateiname ir kur mes einame, taip kur kėlė graikiškai rašantys žmonės prieš porą tūkstančių metų. Tai gyvūnai jų neturi, žmogus turi, kelia jisai tokius klausimus, taip jisai turi ir kitokių, tokių, sakykime, kaip empatija, laiko suvokimas. Ir pati tikriausia aukščiausia funkcija tai būtų valia, kurios, mano supratimu, bent gyvūnai neturi, tai būtent ta tokia pačiam tam pike jinai turėtų būti. Dėl ko apie tai kalbu, taip, kad priemonės yra skirtingos pagalbos. Taip yra somatinės medicinos priemonės, yra psichoterapija ir yra dvasinės priemonės. Ir kada yra sutrikimai, tai tikrai visose trijuose lygmenyse turėtų būti ir taikomos pagalbos priemonės. Tai čia toks, kur prieš tai rodžiau piešinuką, toks, sakykime, neuroedukacijos pirmokams būtų piešinukas, o tiem labiau pažengusiems, tai dar priminsiu ir kas nori tokio gilesnio supratimo, kad neuromokslai, tai jau reiškia gamtamoksliniai tyrimo metodai, jie šiai dienai negali patvirtinti, kad tos aukščiausios funkcijos sielos turi centrus tam tikrus smegenyse. Ir pagrįstai galima kelti tokią teoriją, kad ta dvasia iš tikrųjų jinai nėra tokios gamtinės kilmės, bet jinai veikia per žmogaus kūną. Toks yra tas būtent klasikinis supratimas, tas kelis tūkstančius metų trūkęs, kol tikrai gamtos mokslai labai stipriai, reiškia, įsigalėjo ir daug tokių jie tikrai metodų tyrimo atrado, bet galbūt mano supratimo toks būtų pavyzdys, kaip veikia tas žmogus, kaip radio imtuvas ir radio programos. Taip reiškia, jeigu klausot, sakykime, ten žinių radio ar radio centro, tai nereiškia, kad tie žmonės, kurie kalba apie radiją, kad jie gyvena radio imtuvę. Taip reiškia, tai yra atskira materija,
ta tokia soma tam tikra prasme, taip radio aparatas, tuo tarpu tos aukščiausios funkcijos, jos nekyla iš smegenų, bet jos veikia per smegenis. Taip, nes, pavyzdžiui, valios centro, gal ir padiskutuosim su neuromokslininkais, bet aš, kiek mano žiniom, kad valios centro neranda mokslininkai iš tikrųjų kol kas. Gal dar atras, gal tikrai reiks pakoreguoti. Dar minėjo, kad dar bus susirinkimų, konferencijų, tai bus galima ir atnaujinta žinias. Tai čia toks, sakykime, sudėtingesnė ta schema, bet jinai tiksliau apibūdina, kaip tas žmogus yra sudėliotas. Na va, tai dabar pereikim truputį prie praktikos, kadangi tai nėra klinikinė konferencija, tai aišku nepasakosiu apie kažkokią tai istoriją žmogaus, bet sakykime, tokių atvejų tiek pas mane ir manau ir pas jūs, pas neuroedukatorius tikrai būna. Taip, sakykime, turim tokį atvejį, kada žmogus prabunda jau ryte su tokia ryškia nerimo emocija, taip, ir nuo pat ryto vargina nerimo mintis, taip, kad man šiandien nepasiseks. Kažkas šiandien blogo atsitiks mano arba mano artimųjų gyvenime. Taip prasideda diena su tokiom mintim, tada diena tokia reiškia, žmogus sako, kad šiandien nėra tinkama diena darbams, nes vargina nerimas, yra prasta savijauta, nėra nuotaikos, bet rytoj tikiuosi bus geriau. Tada jau imsiu ir padarysiu visus darbus ir kalnus nuversiu. Ir taip sako žmonės. Taip tokia prokrastinacijos yda vadinama. Gal teko tokia girdėti. Čia apie tai dar pakalbėsim. Na ir praeina tokia diena ir vakare žmogus sako, kad ir vėl nieko gero nepadariau. Taip ir prieš miegą, daktaras Kęstutis minėjo, vat, tas fonas, su kuriuo einama miegoti, toks neigiamas, kad rytoj vėl bus tas pats kaip ir šiandien. Ir kaip visą tai reikės ištverti. Taip reiškia, vat, tokie atvejai, manau, kad ir jūs tokių sutinkat ir vėlgi kai kurie simptomai gal ir esantiems mums čia yra būdingi, nes tie tikrai nerimo sutrikimai ir depresiniai, jie paplitę yra. Ir skirtumas tarp sveiko žmogaus ir sergančio, vat, šitų sutrikimų nerimo, depresinių, jis toks būtų daugiau, reiškia, nekokybinis, bet kiekybinis, tiesiog, kad yra patologija, tokių simptomų yra žymiai daugiau. Taip, tai čia toks buvo mąstymo lygmuo, tada, sakykime, tam jau kaip jaučiasi žmogus tokiam jausmų lygmenį, tokios apninka toks pojūtis, taip, kad kiti yra daugiau už mane pasiekę. Tai reiškia jausmas, kad esu niekam tikęs, jausmas, kad esu blogas. Tada kyla mintis, o gal tada iš vis geriau negyventi. Taip, jautrumas kritikai, kad neduok Dieve kažkas paims, vat, kaip ir daktaras Kęstutis sakė, išvarys iš to kaimo, sakykime, taip ir reikės gyventi kažkur tai atskirti, jautrumas kritikai. Čia tas socialinis, tas nerimas. Ir va tokių visokių tokių būna, taip žmonės jaučiasi, taip pradeda slėgti. Na ir psichologai, taip tam psiche lygmenį sielos sako, kad čia tokia yra narcizinė depresija, taip reiškia tokia būsena. Bet jeigu taip žiūrėti iš tos pneuma lygmens, taip reiškia jausmas, kad esu blogas. Jeigu kas yra skaitęs, reiškia, Bibliją, pradžios knygos, ten pirmasias eilutės, ten taip labai aiškiai parašyta, kad pasaulis yra, Dievas, kai tvėrė pasaulį, tai jis matė, kad tai gerai yra, taip reiškia. Tai lyg tai žmogus pradeda mąstyti visiškai atvirkščiai, negu rašo pradžios knyga. Ir tokių klasikinių požiūrių visą šitą būseną galima būtų pavadinti ne tik narcizinė depresija, taip. Jeigu sielos lygmenį taip, tai būtų narcizinė depresija, kai toks jausmas užvaldo žmogų. Bet jeigu tokiam pneuma tam dvasios lygmenį, taip reiškia žmogus daro atvirkščiai, negu
teigia dvasiniai dėsniai, tai būtų ta puikybės yda, taip reiškia užvaldytas puikybės ydos, taip jisai lygina save su kitais žmonėmis, išrikiuoja eilę ir sako, va tas geras, tas geresnis, tas blogesnis, o va aš tai reiškia kažkur ten gal netitinku tų kriterijų, bet tai yra yda būtų. Taip negali sakyti, kad tai vien tik sutrikimas ir atitinkamai, aišku, tada pagalbos priemonės. Tokiais atvejais neturėtų apsiriboti vien tik antidepresantų paskirimu ir, sakykime, psichoterapija. Jeigu siekiam, aišku, geriausio rezultato. Čia trumpai, kad prisiminti, tiesiog toks kolega iš Amerikos, David Benz, tokį bestsellerį parašęs Geros nuotaikos vadovas, tai anglų kalba toks žodžių žaismas, taip kad žmonės, kurie, reiškia, juos galima visais 3 lygmenim nagrinėti. Žmonės, kuriems trūksta smegenyse serotonino, arba žmonės, kurie turi tų tokių, sakykime, narcizinių bruožų, arba pneuma lygmenį žmonės, kurie yra užvaldyti puikybės ydos, jaučiasi defective, defeated, deserted, deprived. Tai reiškia su defektais, nugalėti, apleisti kaip dykumoj ir deprivuoti, reiškia stokojantis. Tai jisai rašo apie tokius jausmus ir galima sakyti toks 4D sindromas. Tokį savo praktikose galbūt ir sutiksit. Tada įsijungia kartais dar toks, kartais aš sakau, propagandos fenomenas. Propagandos principą žinot, taip reiškia iš istorijos, nesinori minėti to jų juodų periodų, bet tai buvo teigiama, kad daug kartų kartojamas melas tampa tiesa, taip tai klasikiniai tokie istorijai žodžiai iš juodų asmenybių, bet dėja, bet jie veikia ir asmeninio žmogaus gyvenime. Kad jeigu žmogus pradeda galvot, kad kažkas su juo negerai, tai persimeta į kūną, tos mintis, taip reiškia, kad kažkas negerai su mano širdim, galva, reiškia kvėpavimu, kad aš galiu numirti nuo sunkios ligos, nors tyrimai, sakykime, geri būna, išsitiria žmonės, taip už pinigus, tikrai šiais laikais tą lengva padaryti, kad kažkas atsitiks, nu jeigu dabar nėra, tai rytoj gali būti, taip reiškia, ta propaganda tokia varoma, kiekvieną dieną galiausiai pats žmogus įtiki, kad taip gali atsitikti jo gyvenime. Tada dėl tos prastos savijautos prasideda kaltinimai, taip reiškia toks jau irgi pusiau psiche, pusiau pneuma lygmens problema, taip reiškia kaltinimai kitų žmonių atžvilgių be paskui sekančio atleidimo. Taip reiškia, kaltinimai yra normalus dalykas psichologinė prasme, bet jeigu dvasinė prasme, tai po kaltinimo turėtų sekti atleidimas, bet dėja kartais jis neįvyksta ir žmogus jisai panyra į tos kaltinimus, taip kad tėvai kalti, tada reiškia valstybės institucijos, tada politinės partijos, taip kurios nesakysim, žino visi, reiškia, kurios čia atsakingos, kas ten kolūkius sugriovė ir taip toliau, šalies vadovai, reiškia Europos Sąjunga, tada reiškia jos politika, tada reiškia slaptos organizacijos gali būti, taip čia kartais jau perinama į tą paranoją ir, sakykime, galiausiai ir Dievas kaltinamas, taip reiškia žmogus kaltina, į tokio kaip reiškia Nyčės būtų toks, reiškia filosofijos tąsa, kad jisai čia kaltas, reiškia, kad žmogus neturi tos galios viešpatauti, kurią jisai norėtų turėti. Tai va, tai truputį jau kalbėjau apie tai, kada turim tokį atvejį, taip, reiškia, tokie žmonės gali kreiptis, manau, kad ir į neuroedukatorius, ir į psichologus, ir socialinius darbuotojus, ir į kolegas, psichiatrus. Tai kas čia yra? Taip, reiškia, aš jau eigoj buvau paminėjęs, kad visuose 3 lygmenyse tokiais atvejais yra tam tikrų problemų. Ir jeigu norim tam žmogui padėti kompleksiškai, taip, holistiškai toks terminas naudojamas, tai visi 3 lygmenys turi savo metodus, bet kaip ir sakiau, prisiminkit, reiškia, ne Y algoritmas, o laiptų. Tai ir pradėkim nuo nemedikamentinių priemonių.
Tai kas tai yra biocheminis sutrikimas, psichologinės problemos, demoniškas veikimas, tai viskas, tokiais atvejais viskas yra. Čia tokia apibendrinanti lentelė. Jeigu kalbam apie biochemiją, taip kolegos minėjo neuromediatorius, jeigu taip labai trumpai, nes apie kiekvieną tą dalį, aišku, būtų galima atskirai kalbėti, sakykime, kokie biocheminiai tie mechanizmai, bet reiškia, yra smegenyse emocijų centrai, nėra, tai irgi prisiminkit, manau, kad žinot, nėra blogų ir gerų emocijų. Visos emocijos yra gamtos dovana, reiškia, jeigu netikit, jeigu tikit, tai Dievo dovana ir pyktis, ir nerimas, reiškia, ir depresija, tai yra geros emocijos, reikalingos, bet kada įvyksta sutrikimai, tai reiškia, tie centrai, kurie produkuoja tas teigiamos, neigiamos, tai galima, reiškia, keliančios komfortą, keliančios diskomfortą. Tai va čia tokie teisingi terminai. Tai tų emocijų, kurios kelia, reiškia, tokio teigiamą pojūtį, taip, tai būtų malonumo centrai, reiškia, nuotaikos, susidomėjimo, motyvacijos, tai jie hipoaktyvuojasi, juose trūksta elektros energijos. O tos, reiškia, kur tos tokios neigiamos diskomforto emocijos, nerimas, pyktis, dirglumas, netekties, tai ten būna hiper, reiškia, aktyvacija. Tada atskira tema būtų psichologinės problemos, taip reiškia, tai intelektiniam lygmenį, tokių atvejų, kokiu aš minėjau, dėl ko jį paėmė, kad tokia paplitė labai, taip reiškia, nes galim ir kitokį būtų nagrinėti, ir psichozės, ir priklausomybės. Tai kaip ta vadinama narcizinė išsekimo depresija su puikybės ydos elementais, taip reiškia, žmogus tam intelektiniam lygmenį, jis negali atskirti, reiškia, geras versus blogas, taip reiškia, kažkokia tai sutrikusi ta vertinimo sistema būna. O tam tokiam giliam, pačiam giliausiam lygmenį, tai visgi, čia jau tokia psichoanalizės būtų sfera, tai reikia suprasti, kad taip darantis žmogus vis tiek, reiškia, kažkaip bando išgyventi tam pasaulį, nes jeigu atimsi iš jo tokį vertinimą, matyt, be jo, jisai kitų neturi jokių alternatyvų, taip pat tik tai pagal tokią skalę vertindamas kažkaip sugeba išbūti toj visuomeniai. Na ir tas demoniškas veikimas truputį gal keistai skamba, taip kiti ir klausė kolegos, sako, tu palauk, tai tu Vilniaus universitetą baigęs, ten gamtos mokslo atstovas, tai kokie čia demonai. Bet aš, kaip minėjau, mano supratimu, tai reikia žiūrėti žmogų kaip į radijo imtuvą. Taip reiškia, taip, aparatas padarytas iš atomų, Mendelėjevo lentelės, bet radijo bangos, kurios veikia per radijo imtuvą, tai jos tikrai ne iš atomų ir jos yra kitos kilmės, kokios dar, matyt, tikrai reiks daug tyrimų padaryti. Tai reiškia, kada žmogus pasiduoda tam demoniškam veikimui, kada jisai neklauso tų dvasinių dėsnių. Taip, dvasiniai dėsniai, jie tokie, sakyčiau, būtų galbūt laimės dėsniai. Jie sako, ką turi daryti, kad eitum link tos laimės. Taip, kurios pasiekti neįmanoma, stabilios tai yra irgi dėsnis, taip reiškia, nes mirtis, sakykime, nėra malonus dalykas, tai reiškia, pilnos laimės negali būti, bet to šalia gali būti žmonių, kurie kenčia, taip gal mes priklausom tam, reiškia, 1 milijardui, kuris turi vandens, ten elektros ir namus, bet ten dar 7, sakykime, neturi to, tai reiškia, čia... O prieš bangos jo kažkokios, tai demoniškos. Bando užtildyti mane, reiškia. Kaip ir patvirtinimas, taip, kad tiesą sakau. Tai žmogus, kaip jisai pradeda ignoruoti tos dėsnius automatiškai, reiškia, jisai pradeda liktai bandyti susitarti su realybė, kad, pritemti realybę prie savo įsivaizdavimo, o dvasiniai dėsniai neleidžia tokių dalykų. Tiesiog turi taikytis taip, kaip, reiškia, yra sutverta, kaip kūrėjas sutvėręs. Ir žmogus, jisai nėra kūrėjas visatos. Bet tas susitarimas dabar labai toks paplitęs dalykas, čia gal čia humanitarinių mokslų įtaka. Taip, kad reiškia, taip galima liktai susitart, pavyzdžiui, kuria pusė važiuoti kelio, taip kairė, dešinė.
ten, sakykime, nežinau, kokios raidės gali būti abėcėliai. Gamtos mokslai ir dvasiniai dėsniai panašus tuo, kad ten nėra susitarimų. Taip reiškia, jie yra tokie, reikia atliepti juos. Nu, ir pradžioj žmogus dar būna, jisai jaučia, kad kažkas čia ne taip, aš čia galbūt einu klystkeliais, bet paskui jisai būna, sakykime, kaip priklausomybių būtų atvejais. Taip reiškia, žmogus sako, šita realybė, kurią sutvėrė Dievas, jinai kažkokia, nelabai gera. Bet jeigu pavartoji tam tikrų medžiagų, tai tada jinai pasikeičia. Ir tada aš noriu būti tuo Dievu, reiškia, aš būsiu Dievas, kuris pats tinkamų laikų, tinkamų momentų pavartosiu kažkokią medžiagą ir realybė pasidarys tokia, kokia man reikia. Taip, reiškia, atverti vartai. Žmogus pasakė, Dieve, dink iš mano gyvenimo, aš pats tvarkysiu visatą, aš pats visatos valdovas ir per tos atvirus vartus, aišku, tada jau pagauna ir gali varginti jau iki pačios mirties, o gal net ir po jos. Puslapis yra toks antidepresantai LT, tai ką aš čia norėjau dar iš to puslapio pasakyti, kad dažniausiai visgi, tai kur, kiti sako, tai kur didžiausia problema. Tai tikrai gal viskas dažniausiai prasideda nuo psichologinių ir tų dvasinių problemų, paskui pereina į tą reiškia, biologinį lygmenį. Taip reiškia, aš kartais sakau, kad dažniausiai jaučiatės prislėgti ir apimti nerimo ne todėl, kad jūsų smegenyse trūksta tam tikrų medžiagų. Dažniausiai viskas yra atvirkščiai, kadangi esate prislėgti ir apimti nerimo, jūsų smegenyse pradeda trūkti tam tikrų medžiagų. Taip, ką kalbėjo profesorius Danielius, kad streso metu išsenka tos mitochondrijos ir prasideda visokie procesai, taip pat ir smegenyse. Apie savo metodą trumpai, kad žinotume. Taip jūs jo kaip ir neskirsit, bet tiesiog žinot verta, ką jie daro, taip antidepresantai. Jie daro du dalykus. Tai jie mažina patologinio to, reiškia, pernelyg išreikšto nerimo emociją. Nes nerimas yra, kaip sakiau, gamtos ir Dievo dovana. Labai reikalingas dalykas. Bet kai tampa per daug išreikštas, jisai tada trukdo žmogui. Ir, reiškia, sugrąžina tą pasitenkinimo pojūtį, jeigu jis yra prarastas. Jeigu neprarastas, jie neveikia. Svarbu žinot, galbūt, kad jie veikia, taip, sakykime, kurį laiką, gerina tas funkcijas, o paskui pasiekia plato fazę ir ten paskui jau, ar žmogus geria juos metus ar 5, tai niekas nesikeičia. Ką jie daro? Tai jie daro, kad žinotumėte, sakau, tai nėra tas metodas, kurį skirsit, yra tos sinapsės minėtos. Taip, tai tose sinapsėse, reiškia, toks neuronų tinklas, jisai turi raidos stadijas tam tikras ir aišku, yra tam tikras, yra biologinis visgi matyti irgi predispozicija vystytis nerimo ir depresiniam sutrikimam. Čia, kur tie tokie langeliai, tai neuronai ir tinklas toks yra. Tai jungiasi per tokias kaip USB jungtis kompiuterį, tai tas USB jungtis jie veikia, tiesiog, reiškia, aktyvuoja to serotonino apykaitą. Nei pakeičia jo, nei padidina, bet skatina jį greičiau, reiškia, dalyvauti tose procesuose. Tokį patarimą dar duosiu, taip reiškia, pasinaudodamas auditoriją. Einšteinas, taip išmintingas žmogus, jisai sakė, neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte. Taip ir pas jūs gali kreipti žmonės, kurie gyvenime turėjo tokią istoriją, kad jiems tėvai sakė, mes žinom geriau, taip reiškia. Arba nebuvo aiškių atsakomybių ribų, kas už ką atsakingas, už ką vaikas, už ką tėvas. Reiškia, tėvai sakė, kad privalai atitikti tam tikrus kriterijus, kad nusipelnytum kitų meilės. Taip, meilė tokia, labai tokia, sakykime, sąlyginė buvo. Besąlygiškos reikia patirti. Iki kokių, sakykime, 5 metų reikia jos. Reikia ir sąlyginės, bet besąlygiška tokia motiniška reikalinga irgi. Vaikas daiktas nuosavybė, reiškia, yra nuosavybė, yra ir savininkas. Tai ateina tokie žmonės ir tada jie į specialistą irgi taip žiūri, taip kaip aukštesnė jėga. Taip reiškia, kad jinai...
Taip, dabar yra, atrodo. Taip, tai kad aukštesnė jėga, tai būtų neuroedukatorius, antidepresantas, psichoterapeutas, kad jisai gali, reiškia, padaryti mane laimingu. Tuo pačiu aš gali būti klausimas, o jeigu neaiškiu būdu, reiškia, padarys, o jeigu pakenks, tai reiškia, va, ta Einšteino ta formulė, jinai turi būti pas jūs darbe, kad žmonės, čia jau, aišku, sunkesni atvejai, galbūt jau kur simptomų yra, kad, čia aš vienas girdžiu, ar ir jūs girdite, reiškia, ateina žmonės ir vat, naudosis tuo mąstymu, kuris ir įvarė juos į tą problemą. Tai tą reikia atpažinti ir mokėti su to dirbti. Taip, na, darbas su ydom trumpai. Čia jau kunigų, dvasininkų sfera. Taip, nes kiti klausia irgi, tai ką daryti, jeigu tos ydos puola? Tai intelektiniam lygmenį, tai aiškiai atpažinti. Reiškia, kad aš blogai jaučiuosi ne todėl, kad man trūksta serotonino smegenyse, tiksliau ne tik todėl. Ir ne todėl, kad mano tėvai blogi, nes jie ten netitiko tų pakankamai gerų tėvų kriterijų, o kad aš pats darau neteisingus pasirinkimus ir tablečių, ir terapijos nuo to nebus. Dvasinės praktikos sako, reiškia, susidurėm kada su ydom, tai reikia daryti atvirkščiai viską. Taip, nu, ten labai paprastą pavyzdį, bet nori kaupti rūbus, pavyzdžiui, kurių, reiškia, nenešioji paskui, tas godumo yda. Tai darai spintą ir išneši kažkur į labdarą, reiškia. Nors nesinori. O to, jeigu jauti, kad nesinori, reiškia gerai, reiškia, eini teisingų kelių. Nes jeigu norisi, reiškia, nu, matyt, nori atsikratyti tiesiog ir viską. Na va, čia tie principai visi, čia gan sudėtinga mums pasirodė perjungti vienu sakiniu, bet aš juos kalbėdamas jau truputį paminėjau, reiškia, kas yra antidepresantai, kas yra psichologinės pagalbos priemonės, taip pat ir neuroedukacinės ir kas yra dvasinės tos technikos. Ir norėčiau, kad įsineštumėt tokią žinutę, tokio, reiškia, venkit mašininio dichotominio kodo, reiškia, kad yra kūnas, ten siela, reiškia, geros emocijos, blogos. Taip, pasaulis jis toks, pagal klasikinį tą supratimą, jisai neužkoduotas mašininių kodų. Taip jis yra sudėtingesnis, yra ir toks, sakykime, žmogus toks triguba būtybė. Tai dėkoju už dėmesį. Mindaugai, dar nepabėkit, o kadangi su vienu mikrofonu kažką padarėt, nežinau ar jūs ar kažkas, tai mes dabar dalinsimės. Į tą pačią temą, ar ne, kuo ir baigėte, toks tikrai rimtas klausimas iš auditorijos, ar savo darbinėje praktikoje esate susidūrę su apsėdimu, tai kas yra stipriau už psichologinės, psichinės problemas. Ar egzorcizmas yra mitas ar tiesa, kaip manote? Va čia atsakymas iš dalies yra, reiškia taip, kad čia vat, keliant šitą nagrinėjant klausimą, reikia tokio vengti, kad yra apsėsti žmonės ir neapsėsti. Taip, čia yra sakykime, nu, visiškai neapsėsti, yra gundomi žmonės, kurie, reiškia, traukiami kažką daryti, kas pakenks jiems, dėl ko jie nebus laimingi. Yra, sakykime, varginami žmonės, taip, reiškia, tam tikrų kažkokių galbūt tikrai vat, dvasinių sunkumų. Ir yra vat, tas visiškas apsėdimas, apie kurį tikriausiai čia ir klausėt, bet sakau, tai yra viena iš formų, man jos savo darbę neteko matyti, o va tokių, sakykime, gundomų, varginamų, tai tikrai nu labai daug. O tai yra priklausomybės, va, jeigu jūs, reiškia, turit savo artimų žmonių tarpę, priklausomų žmonių, va, tai yra va, gundomi ir varginami žmonės, taip reiškia, juos tos medžiagos gundo pabėgti nuo realybės į savo kažkokią tai. O paskui ir vargina, taip, nes būna ta abstinencija, ten byra šeimos, byra karjeros, atsiranda ir vargas. Tai galima sakyti, priklausomas žmogus, jis apsėstas iš dalies yra, apsėstas idėjos susikurti geresnį pasaulį, kas yra nesąmonė. Taip, nereikia geresnio pasaulio kurti, nes jis geras yra. O ta tokia visiška apsėdimo forma, taip, čia su kunigu Valkausku mes ir esam ir bendravę, ir sakykime, atvejus aptarinėję. Tai aš nemačiau, bet kunigai tai susiduria, taip. Tai tada, sakykime, tokiais atvejais jie kreipiasi į tuos kunigus egzorcistus, kurie turi tą
specializacija, taip galima sakyti, nes ne bet kas gali užsimti egzorcizmu. Taip reikia turėti tam tikrų įgūdžių, kaip ir neurochirurginės operacijos ne visiems galima daryti, taip turi mokėti tą padaryti. O sakykit, aš čia gal dar papildyčiau klausimą, tas gundimas ar ne ir tos priklausomybės, bet ar nėra taip, kad žmogui tiesiog yra antiek sunku tą realybę priimti, kad jis tiesiog tokiu būdu, jo kūnas, psichika, ieško būdų, kaip jam išgyventi? Taip, tai čia, mato, toks sindromas yra, ta priklausomybė gali būti iš gero gyvenimo, gali būti taip ir iš sunkumo. Iš tikrųjų, čia tokia, nėra vienos istorijos, kad priklausomi žmonės turi tam tikrą istoriją. Tai kunigas Dvareckas pats priklausomas yra, jisai yra tą temą, sakykime, ir rašo knygas kartu. Tai čia tada gal taip reikėtų klausimą kelti, o tai ką daryti, jeigu žmogui taip sunku, kad jis nebemato kito būdo, tik tai pabėgti nuo tos realybės. Taip, čia eina kalba ir apie savižudybę, taip reiškia, kad kažkaip išeit, nes nepakeliamai sunku. Na, bet tų priemonių yra, ta prasme, čia tikrai, jeigu matot tokį žmogų, turėtumėt kalbėti, kad palauk, taip dabar yra labai sunku, bet yra galima pagalba, tu gali kreiptis visais 3 lygmenim. Mažinti abstinenciją pas psichiatrus, lankytis savitarpio pagalbos susitikimus ir kreiptis į Dievą, kad jis gelbėtų tave iš tokios situacijos, nes tave vargina ir tikrai galbūt pats jau taip lengvai nebeišsisuksi. Čia turbūt būtų galima pasakyti, kad paminti savo išditumą, kas irgi yra turbūt puikybė, ir paprašyti kitų pagalbos. Taip, ar depresija būtinai yra susijusi tik su puikybės yda ar narcisizmu? Na, aš ten kaip rodžiau toj skaidruoliai, kad čia tokie kaip sinonimai tam tikri psichologai naudoja terminą narcisizmas, o sakykim, dvasininkai puikybė, bet klausėt, ar su kitom ydom gali būti depresija. Taip yra ten godumas, rajumas, malonumo nuolatinis siekimas, apsileidimas, tai taip žinoma. Su apsileidimu, pavyzdžiui, gali būti, taip reiškia, čia kolegos minėjo, taip jeigu ištisai sėdi prie kompiuterio, pavyzdžiui, ir žiūri kažkokias beprasmiškas laidas, pavyzdžiui, taip, kur ten, nieko, šlamštą, taip, spamą tokį. Tai manau, kad taip, depresija susirgti galima iš tikrųjų dėl apsileidimo ydos. Kad tu savo smegenis, kaip daktaras Kęstutis sakė, nenaudoji. Dievas davė smegenis, o jų nenaudoji. Tai taip, galima susirgti. Tokiu atveju tikrai, taip, turiu. Ar neuroleptikų antidepresantų vartojimą galima pavadinti priklausomybę? Na, čia šiuo atveju vartodamas žmogus jas bėga ne nuo realybės, taip, o bėga nuo ligos. Tai, sakykime, bėgant nuo ligos į sveikatą, tai nelaikoma, kad žmogus nori pakeisti tą, reiškia, supantį pasaulį, jis nori sugrįžti į jį. Ir gali tapti prie tos pagalbos priklausomas, pavyzdžiui, gal ne tik prie antidepresantų, ar gali būti žmogus priklausomas nuo psichoterapijos arba nuo neuroedukacijos. Sako, jeigu aš to tik nepadarau, tai aš blogai jaučiuosi. Tai čia toks terminas addiction naudojimas, įprotis. Tai sakyčiau, kad taip, gali. Čia taip, reiškia, jeigu žmogus, kreipdamasis pagalbos, ją gauna, ir per daug sukoncentruoja dėmesį būtent tik į šitą pat, kaip ir minėjau, Einšteino tą formulę. Taip reiškia, kad už mane didesnė jėga sutvarkys mano gyvenimą, o aš jau nebedalyvauju. Reiškia, jis lyg tai vėl pasimauna ant tos klaidos, dėl kurios jis susirgo. Ir taip, jis gali tapti priklausomas, angliškai tas addiction, addicted, nuo teikiamos pagalbos, ne tik nuo antidepresantų, ir nuo kito žmogaus gali būti priklausomas.
Aš gal, jeigu galima, irgi dar papildysiu, nes dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie turi šiek tiek klaidingą informaciją ir žinias ir įsivaizduoja, kad pavyzdžiui raminamieji vaistai yra geriau, nes čia truputį, aš greitai ir labai bijo antidepresantų, nes va čia tai jau bus pripratimas ir priklausomybė. Bet gydytojau, paaiškinkit, prašau, kad yra labai ryški takoskyra tarp raminamųjų, antidepresantų ir kuriem iš tikrųjų gali išsivystyti priklausomybė. Taip, čia toks jau psichofarmakoterapinis klausimas, bet jisai aktualus, taip, nes sutrikimai tikrai paplitę. Taip, čia matot, yra jo kartais žodis tas antidepresantais toks, nežinau, kaip, nesinori reklamuoti, sako, va ten gerai gyvena, su Mercedesu važinėja, nors ten gali būti ne Mercedesas, gali būti Rolls Royce'as arba Bentley. Reiškia, visi vaistai yra antidepresantai, tai ne. Yra tam tikra grupė, čia mano minėta, taip, kurie, vat, reiškia, patologijos sugrąžina į normą ir neįlašo daugiau. Tai va taip veikia antidepresantai, dėl to prie jų priprasti neįmanoma. Taip, nu, tokia, reiškia, ta dependence yra, ne addiction, o dependence, tokia, reiškia, cheminių priklausomybių jie nesukelia, nes jeigu duosi jų išgerti žmogui, kuris nieko nesiskundžia, jis sakys, aš nieko nejaučiu. Ir yra tie raminanti vaistai, taip reiškia, kurių jūs pavadinimus esat girdėję tikriausiai. Xanax, Lexotanil, Relanium, va tokie reiškia žinomi. Stilnox, taip, tai čia yra narkotinės medžiagos. Taip reiškia, jų davus žmogui, kuris nieko nesiskundžia, jisai pajaus jų poveikį. Ir jie tokie tikrai, jie labai lengvi, jie neturi jokio pašalinio poveikio, bet yra riba, kiek jos galima vartoti. Taip. Kaip vėlgi pranešėjai kalbėjo apie Viduržemio jūros dietą, kur eina taurė vyno. Taip, nu tai ten va prie tos dorados, ten keptos ant grotelio ir salotų, ta taurė vyno tikrai nieko blogo nepadarys, nors tai yra narkotinė medžiaga. Etilo spiritas, labai toksiška beje. Tai va, tai tas pats, jo, bet tas kiekis, čia reiškia Paracelso reikia prisiminti, toks mokslininkas buvo, sako, nuodas nuo vaisto skiriasi tik tai nuo kiekių, reiškia. Tai va, tai tie va raminantis vaistai, jeigu vartojami tam tikrą laiką su gydytojo priežiūra, tai jie tikrai nieko blogo nepadarys, bet dėja kartais nesustoja žmonės ir vartoja juos tą taurę antrą ima, ir trečią, ir ketvirtą, ir net kiekvieną dieną tą daro, tada taip, tada jau gresia jau to dependence būtent, taip reiškia, kad tai jau organizmas pradeda reikalauti tokių vaistų. Tai čia reikia skirti, antidepresantai, raminamieji, tai yra skirtingos grupės ir jie daro visiškai skirtingus dalykus smegenyse.